Stranger Things vidinėje mitologijoje yra viena detalė, kuri liko nepastebėta, tačiau ji galėtų tapti tobulų raktų galutinai nugalėti Vekną. Patty Newbe, Bobo Newbe sesuo. Henris Krill buvo ją įsimylėjęs, kai buvo vaikas. Ir Patty buvo vienintelė, kuriai Henris prisipažino, ką mato, kaip įgijo savo galias ir kas iš tikrųjų yra apverstas pasaulis. Daugelis mano, kad Patty vis dar gyva ir jei taip, ji galėtų būti vienintelė, kuri suprastų Henrio protą prieš jam tampant Vekną. Jos informacija galėtų padėti vaikams išsiaiškinti, kas yra jo filakterija arba koks tikslus ryšys jį palaiko gyvą. Ne todėl, kad Vekna būtų pažodžiui įdėję savo sielą į daiktą, o todėl, kad Henris užmezgė emocinį ryšį, kuris gali viską atskleisti. Ši informacija labai praverstų 11, kad ji rastų tiesioginesnį būdą užpulti Vekną. Dabar, kai ji valdo savo galias geriau nei bet kada anksčiau. Ir čia Edis grįžta. Ne kaip keista dvasia, o kaip kario Kazo įsikūnijimas, kuris yra vienintelis turintis pakankamai naratyvinės jėgos išduoti Vekną ir pralaužti jo paskutinę gynybą. Vekna nekrenta tik vieną kartą, jis krenta 2 kartus. Pirmiausia, jie sunaikina jo kūną, po to sunaikina jo filakteriją ir tik tada, kai abu dalykai žlunga, Vekna išnyksta visam laikui. Ir nors taip neatrodo, žaidimas, kurį vaikinai žaidžia nuo pirmojo sezono, visada turėjo atsakymą.